Jo, Aurelijus tai visiškai ne kažką, kaip mato. Tikau į parduotuvę. Gal ir neblogi. Aš pilnai suprantu, kad žmonėms tai yra įdomu. Užtenka pasimatuoti aukštį prieš kalėdinis atvirumas. Ne visi nori apie tai kalbėti. Ta problema buvo tik atvažiuoti. Tiesiog nematau prasmės čia kažką tai slėpti. Nu ir oras. Reikės užlipti, patvarkyti šitą vietą. Matot, kaip bėga iš lietvamzdžio. Užsinešęs greičiausiai. Mūsų kalėdinė eglutė, alyvuogė. Sveikučiai visi. Jo, Aurelijus ne kažką. Šią savaitę daug nedirbu. Tokiom smulkmenom užsiminėjau. Tai veidrodžius kabinėjau, tai dar ten tokias visokias smulkmenas dariau. Įsigijau mikro DJI mikrofoniukus, tai turėtų būti garsas dar geresnis. Vis tiek naujos technologijos, kažkas atnaujinta. Labai patogu, nedidelis toksai. Tai va, prisisiginė labai matosi. Gaila, kad veidrodžių nėra. Turbūt bus gerai. Jo, Aurelijus tai visiškai ne kažką, kaip matot. Tai manau, kad reikėtų, kol važiuosiu, kažką papasakoti jau mane. Tai gal į tokių keletą nesminių klausimų atsakysiu. Vienas iš jų buvo apie tai, kiek mes kartų per metus atostogaujame. Tokios tikrosios atostogos ilgesnės tai gal būna tik tai kartą per metus. Tai kalbu apie tą ilgąjį periodą, apie šventinį periodą, prieš kalėdinį laikotarpį. Būna 2-3 kartus važiuojame į Lietuvą per metus, po savaitę, po pusantros išbūname. Tai irgi tokios kaip ir atostogos. Nu ir ne vienas, ne 2 savaitgalius pasidarom, šiaip kažkur išvykstam. Tiesiog pasilsėti, ar tai kažkur tai prie ežero pabūti, ar dar kažką. Kitas toksai klausimas buvo apie rankų tirpimą, kaip jisai man dingo. Žinokit, pas mane yra problemos ne tik su cholesteroliu, nors gal dabar jau taisosi, nes jau praėjo 2 savaitės iš po tų tyrimų. Daug ką pakeičiau mityboje, atsisakiau cukraus. Nu, realiai dar ne visai, bet jau praktiškai, sakykime, atsisakiau. Jau dabar tik tai cukraus gaunu, kiek yra kažkokiam tai maiste. Geriu kalį, magnį. 2 viename. Raudono ryžio mielės. 3 komponentai. Ir žinoma, žuvų taukai. Omega 3. Citrinų skonio. Pradėjom su žmona sportuoti. Tai po daug dabar nesportuojam, tiesiog bėgimas, tai po 2-3 km vakarais 15-20 minučių tokio lengvo bėgimo. Rodos, kaip ir tu darbe nemažai judi, rodos ir to fizinio aktyvumo pakanka, bet tai yra visiškai, žinokit, ne tas, tai dirba visai ne tie raumenys. Turiu gan tirštą kraują savo kūne ir įsivaizduojat, kraujagyslės apsinešusios greičiausiai yra cholesteroliu tuo bloguoju vadinamu. Tai puikiai suprantat, santechnika stringa, pratekėjimas prastas. Tai kas belieka? Gerti daug vandens ir koreguotis maistą bei duoti kūnui papildomo fizinio aktyvumo. Užsukau į parduotuvę. Sakau, gal kokią akciją kam nors prieš naują metinį, gal kažką dasipirkti. Tai žiūrinėjau dabar. Kaip ir baterijų reikėtų man. Tos 8 amperhašo būtų visai nieko. Bet pakol kas nematau, kad būtų pigiau. Niekas nėra nukainuota, dėja. Koks motociklas drabužių stende. Suzukis. Devalto stendas irgi atsigavęs. Kitais metais laukia labai daug pas mane plytelių darbų. Jau turiu susidaręs planą, tai galvoju apie tokias staklikes. Kainos nėra. Apsauga, aš anasį kitokią pirkau, o čia yra va šitokia paprastesnė. Viršui prisisuka, tiesiog prisitvirtina, prie siurblio prisijungti. Tai kainikė tokia. Aš anąkart va tokį pirkau, tai jisai kaip ir pigesnis. Ankeliai,
Gal ir neblogi. Kiek čia kainuoja? 206 kronos. Be PVM 105. Komplektukas tas va, špakliuočių tų vadinamų šukų. 1, 2, 3, 4, 5, 6 šukus. Va, matot kainiukį. O, netgi yra viedras. Plytelėm plauti. Kibiriukas patogus, nedidelis. Gal reikės įsigyti, nes mano labai dideli, labai nepatogu. Nugrėžimas iš 3 roliuko. Visai gal nieko. Smagu, va, kai gali parduotuvėse pasidaryti kavikės. Aišku, be cukraus, kapučino. Nemokamai atsigerti. Visada yra smagu. Visai neblogų dalykų atsirado. Karatų firmos. Žiūrėkit, kokie diskeliai. Pasišlifuoti plytelėm. Čia su tuo spec abrazyvu. Ir 60, ir 120, ir 200, ir net 400. Ir diskelių karato irgi neblogo. Kainikės, va matot. O šitų kainų, ai va, normaliai kainuoja 100 eurikų, sakykime, viršaus. Va, ką sutikome, einam kavikės dar gerti. Visai faina, žinok, dar nebuvo matęs. Šveitimai čia tokie grūbus. Tai yra, matai, va, ir 2, ir 400, ir taip toliau. Kažkur nusimečiau savo lazerinį metrą. Tai va, paskolins kolega man, kad pirkti nereikėtų, jeigu ras, aišku. Kažką ne, čia bus drėgmės matuoklis. Nes aš sakau, aš šiandien mašiną iškuičiau, stalčius iškuičiau, niekur neradau. Veikia? Nėra tvarkos. Nėra tvarkos pas Žydrūną. Nuvažiuosiu staigiai, sumatuosiu, paskui aš kažkaip susitiksim, aš tau paduosiu. Jo. Šiame filmukyje darbų neparodysiu, nieko nedirbu, bet pabūsiu atviras su jumis. Prieš kalėdinis atvirumas iš manęs pasklis. Taigi, grįžkime prie šito objektėlio. Kaip sakiau, truputis atvirumo. Dažnas klausimas yra piniginiai klausimai. Kiek kas kainuoja? Aš pilnai suprantu, kad žmonėms tai yra įdomu. Tai tikrai yra normalu, kad įdomu. Ne visi nori apie tai kalbėti, ypatingai kas liečia, kiek tu gauni pajamų. Bet aš pagalvojau, kad galima tikrai būti atviram ir tikrai kažkiek tai papasakoti, ne? Kaip gaminosi šitas garažas, tai tikrai yra mano kanale daugybė filmukų. Šitą namelį, šitą garažą buvo pradėję daryti danai ir žmogus kreipėsi į mane, kad aš jį dabaigčiau, perdaryčiau, nu, žodžiu, kažkas tokio. Tai čia darėsi ir stogas, lydėsi ir vidus, trinkeliais dėjosi. Tvirtinosi visa konstrukcija, nes tikrai buvo netinkamai padaryta. Paskui dasidėjo šito garažo stogas, visas dasistatė šitas kampas. Va iki to laiko buvo tokia ertmė, čia buvo viskas atvira. Tai visą tai, ką rodžiau, tai čia stogas, ten tas priestatukas prie šito stogo ir tos visas garažas, kuris yra tikrai nemažas, jis yra 2 dalių, yra virš 100 kvadratų. Jisai kainavo su medžiagom kažkas tai 220 000 kronų. Aš skaičiuoju grubiai, tai būtų kažkur tai virš 30 000 eurų. Sunku pasakyti dabar centas į centą. Kokie 80-70 000 kronų atėmė medžiagos. Ir kažkur tai gavosi apie 150-160 000 daniškų kronų, to vadinamo pajamų pelno, kaip sakoma. Bet vėlgi, nepamirškime labai paprasto dalyko, nuo šito pelno, kurį ką tik įvardinau, iš karto automatiškai numinusuokime 25%, vadinamo PVM, arba kitaip sakant, momsai. Ir jeigu taip dar numetinėsime visus kitus mokesčius, kas liečia veiklą Danijoje, kas liečia įmonę,
Tai reziumė, žinokit, nėra taip labai ir daug. Visumoje tai faktas, atrodo, kad wow, čia 20 000 pusantro mėnesio ir tu čia tipo pilnas kišenės. Nėra taip, bičiuliai, taip nėra. Kągi, dabar eisim, pamatuosim tai, ką reikia pamatuoti. Kaip anąkart buvau čia atvažiavęs paskutinį kartą, kaip čia su juo viską apsitariau, tai jisai man sako, aš pats, sako, pasiskaičiuosiu. Ir paskui parašė žinutę, kad, sako, man per sudėtinga pasiskaičiuoti. Sako, gal tu tai gali padaryti. Tai žinoma, mes tai galim padaryti. Tik tiek, kad reikėjo papildomai atvažiuoti. Taigi, tai kaip pasiskaičiuoti kraigą, kad žinoti, kiek tau reikia lentų. Ką darysime? Tai visų pirma, užlipsime kopėčiomis ir kadangi čia viskas keisis, nes matot, viskas išpuvę yra, pasiskaičiuosim pradžiai, koks yra lentų ilgis. 5,45 m, viskas aišku. 5,45 m, tada pasižiūrime lentų plotį. Lentos yra 15 čia, tiksliau 14,5. Taip, 5,5, žodžiu 6 metrai, 1, 2, 3, užtenka pasimatuoti aukštį ir pusę ploto. Visą kitą pusę pereis į šitą pusę. Vėjas tai žiaurus, jūra stipriai banguoja, bet čia labai gražu, tikrai labai gražu, labai faina šita vieta. Tai dar tuo pačiu čia reikės viską perdažinėti. Realiai, kaip matau, tai dar ir šitą reikės pakeisti. Visa problema buvo tik atvažiuoti. Čia tų skaičiavimų, matavimų, tai čia nieko daug nėra. Jo, tai viskas susirašau staigiai į telefoną, kad nepamiršti. Taip, 30 lentų. 30 juostelių, 6 metrai ilgis, 15 cm lentos. Viskas. Oi, tas oras. Nieko gero. Dar vienas iš objektų buvo tai šitas namelis. Jisai buvo nupirktas, surenkamas, jau pagamintas. Kiek pamenu, žmogus už jį mokėjo apie 3000 eurų. Tai irgi jo pastatymas vyko gan greitai. Palyginus jisai pakankamai neblogai susirenka. Prie šito namelio dasidarė terasa. Tokia nedidelė, matot, gražiai viskas padaryta. Visa terasėlė stovi ant polių. Čia jų tikrai yra pakankamai nemažai pridėta. Ir ant tos terasėlės jau stovi visas tas namelis. Tai konkrečiai viskas čia stovi ant polių. Komplekte nebuvo latakų, lietvamzdžio, tai dapirkta, dadėta. Daugiau mažiau tas namelis tikrai toksai pakankamai neblogas. Kavytei atsigerti po stogo. Mes dar jį su žmona perdažėme. Taip pat yra video. Šito namelio pastatymo kaina su visa terasa, ten su tais lietvamzdžiais, įrengiau, sudėjau grindis viduje, kas nebuvo komplektacijai. Stogo dangos taip pat nebuvo, tai uždėjom ten tokią paprastą dangelę, tokią bituminę. Tai šitas namelis, kaip sakiau, jo nupirkimas kainavo apie 3000 eurų, gal truputį viršaus. Aišku, dasidėjau stogas, kurio nebuvo komplektacijai, kurį teko atskirai pirkti. Dasidėjau tą terasėlę, kurią padariau. Ir visą šitą, ką matėte, tai kainavo kažkur tai apie, grubiai, 8500 kažkur tai. Taigi, tai va, tai tokie reikaliukai. Tai nesupraskit, kad aš čia noriu kažką tai pasigirti. Tikrai ne. Ką jau čia gali prisigirti, kad mūsų sveikatos mažėja? Nieko tu čia neprisigirsi. Tik tai norėjau, kad daugiau mažiau jums būtų plius minus aišku, nes tikrai žinau, kad daug žmonių galvoja apie tokią galimybę emigruoti kažkur
Jeigu kyla noras emigruoti, tai aš manyčiau, kad šiai dienai geriausia yra Skandinavija. Jeigu turi sveikatos, turi tikslų, turi tokių siekių, tikrai nori kažką turėti, tai tikrai manau, kad yra puikiai įmanoma kažką pasiekti. Tiesiog norėjau jums kažkiek tai pabūti atviras. Tikrai labai daug žmonių manęs klausia, kiek kainuoja ir kada tu apie tai pašnekėsi. Tiesiog nematau prasmės čia kažką tai slėpti. Priešingai, manau, kad tai gali daugam padėti galbūt apsispręsti kažkokiam tai lemtingam žingsniui. Tai dėja šį kartą filmukėje jokio tokio veiksmo per daug nematėt, nieko nedirbau. Tiesiog toksai papasakojimas, pabuvimas su jumis. Gražina, kiek skoloj? O, pusė gyvenimo. Tai ja su jumis ir atsisveikinu su šitais tokiais labai gražiais vaizdais. Jeigu paspausite kokį laikutį vieną kitą, tai tikrai būsiu labai dėkingas. Taip pat galite užsukti, kaip sakau, į svečius, pasiprenumeruodami kanalą. Kuo daugiau svečių, tuo linksmiau. Tai ačiū, kas buvote ir iki sekančio karto. Jau iš kelionės lagaminus jau kraunamės. Taip kad ate. In the kitchen chopping onions. Yeah. Tears falling down. Underdog is finally overcoming. Cause I'm dropping.